O, sveiki, sveiki visi. Iš saulėto gražaus Vonstedo parko siunčiu jums nuostabis linkėjimus ir noriu pasidalinti šituo live video trumpai apie dabartinę mano savijautą ir mano atradimus ir mano savipagalbą, kaip man padėti savo. Padėdama savo, aš galiu padėti ir jums, nes aš pasidalinsiu savo patirtimi. Kaip jau žinot, nereikia gal priminti, kad iš tiesų įvyko labai didelė tragedija ir kuri mane veda į ieškojimus, į užduodamus klausimus. Ir žinoma, mano šita kelionė jau prasidėjo dar anksčiau ir mudu su Audrium aš su Audrium dalinausi informaciją apie tai, kad mes nesam tik tai žmonės, kad mes esam sielos gyvenančios šitam kūne, kad yra kosmosas, kad yra ateiviai, kurie yra kartu su mumis čia ir kad mes esam multidimensinės būtybės šitoje žemėje, atėję su tikslu kažką išmokti, save ugdyti, ta prasme gal pasiekti kažkokį tai evoliucijos užduotį. Ir mes patys pasirenkam čia ateiti kokiu metu. Ir mes būtent atėjom tokiu metu, kada bus precedentą neturintis įvykis ir dabar jisai vyksta. Mes jau matom, kas vyksta kosmose, mes matom informaciją. Aišku, neoficialią, oficiali yra vienokia, privatus asmenys kuria kitokią, sąžiningomis žiniomis pasidalina. Ir šitie visi įvykiai, kuo toliau, to vis labiau artėja prie kulminacijos. Ir viena iš tokių datų yra gruodžio 4 diena, kur mūsų visatai įvyks tam tikras pokytis, kuris padės mum pakelti savo, gal aš kaip pasakysiu, kaip mačiutė sakydavo, ėjimas į dangų bus. Tai yra mūsų DNR atsinaujins, mes tapsime iš kristalinėmis daugiau būtybėmis šitoje žemėje. Mes jau žinome, kad mes labai aukšto lygio technologijos, savaime atsistatančios, biologinės, labai ir kaip jau dabar žinome, mes iš tiesų esame labai puikiai kopijuojamas technologijų ir visą tai, ką mes matom ir žavimės, o čia technologijos sukurtos, o čia taip tas įvyko. Aišku, tos technologijos daugelį atveju ateina iš kosmoso, iš ateivių, kurie vienokiu ar kitokiu būdu perduoda ar savanoriškai, ar būna tiesiog nužeminti tam tikrų grupuočių. Bet tai yra kuriama pagal tai, kas yra mūsų žmonėse. Jeigu mes dabar žavimės dirbtiniu intelektu, tai dirbtinis intelektas yra mumise jau senai, tik tai mes nemokam jo naudotis, nes niekas mūsų nemokino, o be to mus tiesiog nukreipia taip, kad mes vietoj to, kad mes savo energiją, tiesą sakant, mes esame elektrinės būtybės, nes mūsų ląstelėse yra 0,07 volto šviesos, tai padauginkit iš 50 tūkstančių trilijonų ląstelių ir pamatysit, koksai mes esam šviesulys. Ir jeigu mes šviečiam pilnai, tai pagalvokit, kokie mes esam galingi. Bet kadangi mes turim visokių patirčių, kurios sąmoningai yra įdiegtos į mūsų galvas nuo pat vaikystės, nuo pat mūsų gimimo, pristatant jas kaip nuo gero norėjimas. Aišku, mūsų tėvai buvo taip pat auklėjami ir taip mokinami dar industrializacijos laikotarpiu. Aišku, dar ankstesnį laikotarpį dar buvo netokie išsivystę ir taip toliau. Tai visas šitas laikotarpis, jisai yra pateisinamas. Ir štai pagaliau mes
mes turim šitą galimybę, kad mes jau žinom, kas mes esam ir žinom, iš kur mes atėjom ir kur mes grįžtam. Ir tas mūsų grįžimas gali būti visai kitoks. Mes iš tiesų palydim grįžtančius atgal namo su skausmu, su neviltimo. Iš tiesų tai yra grįžimas atgal iš ten, kur mes atėjom ir kaip kai kurie žmonės, kurie praeina, gali išeiti iš kūno ir patirti tai, kas yra anapus. Jie sako, kad ten visi džiaugiasi grįžę, nes ten yra meilė ir mes esame iš tiesų mūsų pagrindas, mūsų energijos pagrindas yra meilė. Ir gėris, kaip antikos laikais sakė, gėris ir grožis. Taip kad ruošiamės gruodžio 4 dienai. Ruošimasis tas gali būti, deginkim žvakę, yra daug technikų. Jeigu kas norėsite, aš su jumis galiu pasidalinti, ką aš klausiau, kad jums nereikėtų per visą tą mišką eiti, klaidžioti ir kaip ir žinom, yra geros informacijos. Yra nuostabios informacijos, kuri padeda, bet yra ir tokios informacijos, kuri dar labiau susuka mūsų ir taip jau labai sužeminta energija ir susikurtus visokius barjerus, kuriuos mums reikia, norint, kad mes pasiektumėm savo energiją, savo aukštesnį aš, mes turim išsivalyti, o tas išsivalymas nėra lengvas. Jį reikia pirmiausia suprasti, kad jisai įvyktų, o dar kai mes pradedam taikyti tas technikas, jos nėra taip tokios paprastos. Tai štai, gruodžio 4, ruošiamės gruodžio 4, mylėkim save, mylėkim savo artimą visą širdimi, taip kaip Dievo įsakymuose parašyta, mylėk savo artimą kaip pat save. Taip, kad jeigu artimo nemyli, tai vadinasi nemyli ir savęs, tai pradėk nuo savęs. Ir ne tik tai skirkim gruodį dovanėliam, bet pasidovanokim dovaną patys pirmiausia savo, pasidovanokim sveikatą, pasidovanokim sveiką maistą, pasidovanokim papildus, nes kad ir kiek jūs skaitysit, man labai juokinga, kai aš paskaitau LRT straipsnius kokius nors, tai taip juokinga, bet ačiū Dievui, kad jau jie bent jau praėjo, bet dar vis tiek prideda. Daug vitaminų gali pakenkti. Ne, vitaminas D vis tiek gali pakenkti. Nes yra tokių žmonių, kurie išbandė ir tokias didžiulės dozes ir niekas jiem nepakenkė. Net ir knygos yra parašytos. Taip, kad jie, kai ten prideda, oi, dar mokslas neįrodė. Tokia apgaulė žmonėm. Tokia apgaulė. Bet jeigu pats nepatiri, neįsitikini, tai tada ir sėdi ir bijai. Tai štai, įsigykit, išsivalykit savo namus, išsivalykit ir turėkit švarę aplinką. Nusipirkit gerus produktus. Jeigu nežinot, kur jų gauti, aš jums galiu rekomenduoti, nes aš rekomenduosiu iš širdies, o ne tai, kad jums parduoti, kad gauti iš jūsų naudą. Aš jums suteikiu informaciją patikrintą savimi, patikrintą mano asmeninė ir mano brangiausio audriuko. Jisai gyvas pavyzdys, kai jisai pirmą kartą įžengė, koją įkėlė į šitos šalies medicininę sritį, jisai tapo auka. Bet tegu jisai būna jums pavyzdys, tegu gal jo tokia misija buvo šitam gyvenime, kad jūs atkreiptume dėmesį, kad sveikata reikia rūpintis patiem. Ir kai kas nors atsitinka, net ir kad greičiau nereikia griebtis tai, kas mus žudo. Nes antibiotikai vienaip ar kitaip jie išvalo ne tik tai blogas bakterijas, bet išvalo ir geras. Ir todėl yra sakoma, kad reikia kaip galima labiau stengtis prižiūrėti vaikus ir stengtis išvengti tų dalykų, kad nepanaikinti jų natūralios mikrobiomos, kuri vėliau yra, taip sako mokslas, mano mokslas, ne jūsų mokslas.
ne feikinis mokslas. Tai štai, įsidėmėkit, gruodžio 4, 19, 20 ir 21 mūsų energija bus išlaisvinta iš tamsos, kaip toj pasakai. Bus kaip vaikystėj, įvyks stebuklas. Nes mes patys esam stebuklas, todėl stebuklai su mumis ir vyks. O, štai, ir štai mano medis, prie kurio aš apsikabinsiu ir pastovėsiu. Nes reikia mums visiems įsižeminti. Ir kai mes medituojam, visada turim išeiti į gamtą, turim apsikabinti medį, pabūti ant žemės, pabūti tyloje, pasigrožėti, kaip viskas yra darnoje. O mes esam ta pati gamtos dalis. Mes esam tas pats medis, mes esam tas pats paukštis, mes esam ta pati gėlė, mes esam tas pats gyvūnas. Ir mes turim vienas kitą mylėti ir džiaugtis, kad mes turime šitą galimybę. Myliu jūs ir sakau sudie.